Tai, ką per keliarius savo gyvenimo metus patyrė Faustas, ištvertų ne kiekvienas vaikas. Nors dabar berniukas šypsosi, yra smagus, lengvai bendraujantis ir jam gerai sekasi mokykloje, apie tėtį jis kalba nenoriai. Patirtis, kurias vaikiška galvelė turėjo suprasti, sunkiai išgyvenamos. Faustas, ar jisai, mylėjo, gerbė tėtį, ar jis jo bijodavo, kaip jisai su vaiku elgėsi? Nebuvo tarp jų bendravimo. Visai. Tėtis norėjo visko savo, o Faustui buvo dėmesys, kai Faustas gimė, dėmesys mano buvo visas į Faustą. Tėčiui pavydas iškart ir buvo kova tarp jų. Taip, buvo tarp jų kova, nes... Tai jis nemanė, kad reikia įdėti ir savo indėlį kažkokį vaiko priežiūrą, auginimą, bendravimą? Jis būdavo su tuo vaiku tik dėl to, kad nebuvo kitos galimybės. Buvo jam liepta pabūti, pasaugoti, bet ir tai ten eidavo ir į tuos alubarius su tuo vaiku, dėl kurio paskui bardavomės, aišku, ir jis pykdavo. Ir taip, ir visko buvo šiaip. Na, Faustas išties gana šaunus vyras. Malonus, paslaugus, visada su šypsena, linksmas. Bet dar yra tokia savybė, kad jis kovotojas. Nepasisekė. Kažkokia spraga, jis tiesiog įveiks visus sunkumus. Toks kovotojas. Ir dar vienas dalykas, puikus pašnekovas. Ir dėl to galbūt buvo mėgiamas draugų ir būtent, kad puikus pašnekovas aš patyriau pati per etikos pamokas. Kadangi vaikų mažiau, mes skaitydavom, analizuodavom kūrinius ir reikėdavo pasakyti savo nuomonę. Visada svari, argumentuota ir dažnai pagalvodavo, protingas vyras, išties protingas. Tai atsiliepimai patys geriausi ir juolab klausė ir mokytojų penktokių, išties šaunus vyras. Tai Faustai visas pasaulis, tai jūs esate. Ir tėtis jam turbūt, kad nelabai egzistuoja. Faustai jis labai žemindavo. Nes, jisai toks vaikas draugiškas, geras. O kaip Faustas visą tai reagavo? Juk matė visą šitą situaciją, tos, pykčius, riksmus ir panašiai. Kaip berniukas reagavo? Faustas visada sakydavo, mama, tu tai nieko jam nesakei. Ir kai aišku, jisai ten bardavosi, rėkdavosi, keikdavosi, mes abu su Faustu paverkdavom ir viskas. O paskui taip buvo, kad kai teismas jau įskyrė mus, Faustas laukia prie teismo, aš išėjau, mes laimėjom. Mes taip susidaužiam, sakau, mes laimėjom, valio, apsikabinam ir jam laimingi. Teko bendrauti su mama, tai pirmiausia labai šiltas, labai jautrus žmogus, pareiginga, atsakinga, kadangi ir buvo tėvų komitetą, nuolat rūpinosi vaiko pasiekimais. Galbūt šiek tiek pritrūko tėčio. Mamą mačiau, mamos sesę teko matyti, kadangi norėčiau pabrėžti, kad pirmoje klasėje juk mažiuliukai tie vaikai ateina ir mama, tarkim, čia pasireiškė jos rūpestis, tarkim, neturėjo galimybės atvesti vaiko, pasitikti, jį paprašė sesers. Ir žinokit, ta sesuo atvesdavo, nuvesdavo ir nuolat rūpindavosi, kaip sekasi. O jau vėliau jis paugėjo, bet mama iš tikrųjų jau taip pareigingai laiks nuo laiko teiravosi, kaip vaikų sekasi. Tai atsiliepimai patys geriausi. Tik galbūt šiek tiek Faustas turėjo tokių galbūt sveikatos problemų. Jam tie galvos skausmai buvo labai stiprus ir žinau, kad jie buvo išvykę ir į Kauną, ir čia Vilniuje gydėsi sanatorijoje. Tai būtent tie stiprus galvos skausmai ir kartais jie pasireikšdavo taip, kad jis neateidavo kelias dienas į mokyklą, mama skambina, mokytoja, mes negalim, kadangi labai skauda galvą. Taip, ligoninė ištyrė, kad ten jam renkasi skysčiai, ten yra ir liga ta visą nustatyta, kad galvytėj neišbėga skysčiai ir reikia gerti vaistus, tirtis kiekvienais metais, stebėti, aišku, ar tie skysčiai mažėja ar nemažėja ir kaip tie viskas, ir gydėmės ligoninėje, paskui sanatorijoje. Jurgita su vyru skyrėsi ilgai ir sunkiai. Teismų procesai užtruko beveik metus. Faustui pasaulis taip pat dužo į šipulius.
Jo tėtis gėrė, melavo, gąsdino ir kilnojo kumščius. Tiesa, dabar berniukas tikras mamos draugas. Puikiai tvarkosi namuose vienas, visada rūpinasi namų darbais ir palaiko mamą. Pradėjau skirtis vasario mėnesį, o nuosprendis jau buvo įsiteisėjęs spalio 4 dieną. Tai vos ne metus. Taip. Bet nuo pavasario ir įsiteisėjo jau spalio. Ir tai mums pagreitino tą dalyką, kad aš nebesipriešinau nieko ir sutikau su visais tais kreditorių reikalavimais. Ir tai dar būtų įsitęsę ir dar neaišku, kas būtų buvę, jeigu būtumėm nesutikę su advokate. Jinai bijojo, kad jis ją gąsdino, visada amžiais niekindavo, sakydavo, tu mažytė, tu tokia, tu ten tokia, vienu žodžiu. Vis tiek visą tai buvo. Ir jinai sakydavo, tu sako, Sonata, žinai, kiek reikia advokatam pinigų? Sakau, žinau. Tai paskui sužinojo, kad galime ten kitaip kažkaip padaryti. Ir Valstybės yra skiriami advokatai. Ir tada kreipėsi. O kai nutarėt skirtis, tai kaip vyras reagavo į tai? Kai pasakėt, kad viskas jau gana, nieko čia su tavim nebebus daugiau. Negąsdink tu manęs, nusijuokė, ką tu padarysi, višta, ką tu, gausi per galvą ir viskas, ką tu čia mane gąsdini, baig, tu čia skambintų čia visiems, tokie žodžiai buvo. Bet, ir aš iš pradžių tai irgi negalvojau, kad nes ir tų pinigų aš atsiverčiu interneto puslapį, kad ten tos greitos skyrybos, ten labai dideli pinigai, viską. Paskui po truputį žiūriu, kad yra tas keliukas iki advokato, yra keliukas iki teismo. Bet suprantu, kad tai užtruko ilgai ir kainavo daug nervų. Taip. O kodėl jisai priešinosis, nežinau, piktybiškai? Jis nusitiko, jau jis kai gavo į teismą pirmą šaukimą, tai jau aš jam sakiau, tu palengvinsi mūsų palengvinsi visas išlaidas, padarysi, jeigu mes gražiai susitartumėm, nes teismas per pirmą duoda tą susitarimą, tą dar lapą, kad gali pasakyti, kad tu to nori ir įsiskiriam gražiuoju, ne? Bet jisai suplėšė tam kurjeriui, kuris atnešė laišką, metė stiklinę į duris ir viskas. Ir baigėsi mūsų ta kalba apie tai. Bet jau galų gale, žinokit, kai pradėjo iš namų tempti daiktus ir pardavinėti, tai turbūt jau jai trūko kantrybė. Ir nusiperka savo valgytas, jau nebegul, nebemieg, nebepasikelia, tai dar ateina, sako, viską, sako, jau padariau vaikui valgyti, sako, suvalgyti. Ir jisai vis tiek, tu man nepadedi. Ir kaip pasakė, kad teismas jau leido jį iš namų išgyvendinti, tai jinai vis tiek, sako, turiu sulaukti galo, nes jis dar vis tiek gali kreiptis, negaliu aš jo išvaryti, turiu kentėti iki pačio galo. Tai va taip ir kentėjo, bet jau paskui galų gale sakiau, žinai ką, brangioji, sukrauk daiktus, pastatyk už durų ir tegul stovi. Tai ten miegojo, sakė, porą dienų ant tų daiktų, paskui išėjo, spyną buvo sulaužęs. Tai mes čia šitam butį keitėme spyną, tai atidavėm. Jam savo vyras nuvažiavo, įdėjo. Mano vyras tai irgi sako, ką sako, aš bijau, nes pastoviai gąsdino. Ir man sakė, kišėsi tai ir tėvų sakė, sudeginsim ir tu gausi ir vis tai kita. Jis toks piktybinis buvo. Jis piktybinis, bet suprantat, jeigu jam, jisai, demonų jautėsi, jis pagavo valdžią. Tai kiek metų jūs santuokai pragyvenot? 10. Ir kiek metų buvo gražių? Gražių metų. Nežinau, nebuvo jie, nieko nebuvo labai gražaus, bet vis bandžiau kažką daryti. Paskui jau čia Vilniuje tai buvo išvis tik, kad pareiga, kad kažką tai, nežinau, tą santuoką tempti ir viskas. Kai pagalvoju, tai viskas buvo pagal jo norus, pagal jį, kad jam būtų gerai ir taip toliau.